Tai Ernestai, sveikinu prisijungus prie Sūduvos. Čia juokai sakant, pirmas žmogus, kuris per vieną treniruotę įrodė treneriui, kad turi likti klube. Kaip viskas įvyko, kaip atsidūrė Sūduvoje? Tai prasidėjo gal tas laikas, kada komandos pradėjo pildytis ir pasišnekėjome su treneriu šiek tiek, su Dovydu pasišnekėjom ir priėjom tą sprendimą, kad norėjau, kad prisijungčiau prie Sūduvos. Nežinau, abipusis noras buvo, ar kažką reikėjo pagalvoti, pasvarstyti, verta, neverta į Sūduvą. Svarstyti nereikėjo ilgai, nes pernai matėm, kokia Sūduva gali būti ir manau, šiais metais bus dar stipresnė komanda ir bus dar geresni rezultatai, tai ilgai galvoti nereikėjo, priėmiau sprendimą labai greitai. Treneriai Dovydas tave irgi jau turbūt žinojo, nereikėjo ten daug žiūrėti, ar nežino tavo savybės tikriausiai. Tai tiek Dovydas, tiek Donatas, su Donatu esu dirbęs ir jaunimo rinktinėse, ir Transveste kartu esam buvę. Tai treneriai žinau labai gerai ir Dovydas turbūt mane labai gerai žino, tik aš jauną žaisdavau prieš Sūduvos jaunimą nuo pat vaikystės, tai manau mane labai gerai žino. Dažnai kalbama, derbis Pietų Lietuvos, pats Alytuje gimęs, nors ir negyveni ten senokai, pačiam kažką reiškia tas Alytus Marijampolė. Na, visą laiką būdavo, tiek kiek Alytuje žaisdavau ir, realiai visą laiką būdavo. Tas šiek tiek gal jausdavosi, net gal nėra Kaunas ir Vilnius, bet mes turim tą tokį vis tiek. Derbis vadinamas, mažasis galbūt. Marijampoliečiai gal kiek kitaip galvoja, bet nesvarbu. Kokie lūkesčiai? Pirma treniruotė pirmiausia, kokį įspūdį paliko ten tų žmonių, dalį turbūt pažįsti, esi kažkur susitikęs, dalis naujų buvo ir mum naujų. Pirmas įspūdis geras, tikrai visi sugrįžo pailsėję, pasportavę matosi, kai kurie taip rimčiau. Ir pirma treniruotė praėjo gerai, tokias 2 lengvesnės treniruotės, kitą dieną turėsim testus ir jau nuo kitos savaitės pradėsim rimtai dirbti. Kaip įspūdžiai apie organizaciją, turbūt, po treniruotės maitina visus, viską turbūt kažko nėra kol kas. Viskas, kas iš organizacinės pusės, tai viskas yra aukščiausiam lygiai, kaip aš galvoju, nes, kiek esu tekęs buvęs kituose klubuose, tai, dar neteko matyti, kad tai būtų viskas viduje tvarkinga. Ir tada kokie lūkesčiai, gal tiek asmeniškai, tiek komandinė prasme, ką iš sezono lauki, ko tikiesi? Gal asmeniniai tikslai, tai niekada nepranoks komandinių, bet kaip komanda, tai, manau, bus tikslai patys aukščiausi. Kaip ir yra minėjęs ir prezidentas, kad Europa yra tas tikslas turbūt ir asmeniškai tikiuosi tiesiog padėti komandai ten būti.